Kadangi mūsų partneriai ne tik vykdom veiklą Šiauliuose ir per visą Lietuvą, tai buvo tokia mintis, kad kiekvienas katras eidamas aplankyti savų kapų, dažnai matom, kad būna apleisti kapeliai, net neuždegtos nei vienas žvakutės. Mano manimu, ir mes taip pasigalvom, nusisprendėm, kad būtų labai gražu savo ruožtu, lankant savus kapus, nepamiršti, sakykime, aplankytų apleistų kapų. Žvakelių kiekiai pakankamai užteks turbūt visiems norintiems, kas galės paimti ir uždegti. Jas galima rasti visose mūsų trijose bažnyčiose pagrindinės, tai ir katedroje, ir Švento Jurgio bažnyčioje, ir Švenčiausios Mergelės Marijos. Tai va, prašom, kas gali užeiti, paimti, nepasididžiuoti, galima ir daugiau, kiek tik geidžia širdis. Ir uždegti ant kiekvieno apleisto kapo. Iš tiesų, štai esu truputį nustebintas Tylos namų šie antri metai, kuri vyksta akcija, nes dar ne vieni laidojimo namai nebuvo sumąstę tokių dalykų. Šiuo metu, ypač kad artėja visų šventųjų iškilmė ir vėlinių mirusių paminėjimas, tai žmonėms yra labai aktualus toksai dalykas, kad kaip ir prisilietimas malda prie savo artimųjų, ir aišku, nepaslaptis, kad yra žmonių, kurie iš tikrųjų šiuo metu negyvena labai gerai ir tos žvakelės net jau iš tokios ir komercinės pusės daug ką reiškia, bet jų sumąstymas būtent Tylos namų, tai yra tas, kad kaip ir čia parašyta, uždekime žvakutę pamirštam, apleistam kapui. Toks yra net ir pasakymas, kad jeigu nepašventinta ta žvakelė, ar nepašventinė net ir kiti daiktai, tai mes lik ir tam mūsų brangiam žmogui uždedam ant krūtinės kaip sunkų akmenį. O kada pašventinta ta žvakelė būna, tai vis tik tai yra mūsų kaip ir maldos sąsaja, kurią siunčiame Viešpačiui, ir kartu toks kaip simbolis, kuris šildo ir mus pačius, ir ta žvakelės liepsna, ir mūsų malda, ir mūsų tas ryšys su Viešpačiu ir su jo malone yra sąsaja. Tai yra svarbu, kad jos būtų pašventintos. Na, pirmiausia, tikrai mes turim suvokti tikėjimą kaip esmę, nes tikėjimas Jėzų Kristų yra begalinė malonė žmogui, suvokiančiam, kad tu nesi skirtas gyventi tik va čia. Yra gyvenimas daug toliau, kurio mes nepažįstam, kurio mes tikrai nežinom, nei vienas tam nebuvom, kaip sakom, bet per Jėzų Kristų mes žinom, kad yra ne tik mirtis, bet yra prisikėlimas ir gyvenimas. Ir visi šventi mums pirmiausia ir primena, kad jie irgi yra išėję, bet jų skelbiama žinia yra prisikėlimas. Mes tikim į gyvenimą ir mes švenčiam gyvenimą per Jėzų Kristų. Ir ta žvakutė mums yra būtent šviesa, kuris sklaido tamsą. Mirtis, baisu, pabaiga, jokių būdų ne. Ir mes žinom, kad malda, kurią mes kalbam, ir amžinoji šviesa jiems te šviečia, mes uždegam žvakutę. Mes patys priartėjom prie to kapo, kuris mums kalba, kiekvienas kapas, kad yra prisikėlimo vieta, tai yra amžinojo gyvenimo durys.